Sveiki, varom per miestą ir bandom išsiaiškinti, kas yra inžinierius. Aš tai manyčiau, kad pati seniausia specialybė pasaulyje tai yra statybos inžinerija. Kadangi nuo tada, kai žmogus tapo sąmoningas, tai pirmas dalykas, ką jisai pradėjo kurti, tai savo būstą. Ką dirbt gali, baigęs statybos inžineriją, tai ir statybos aikštelėje, gali projektavime dirbti, gali dirbti techninę priežiūrą vykdyti objektų statybos, gali dirbti eksploatacinėse firmose, kurios prižiūri pastatus, eksploatuoja juos. Žodžiu, didžiulės yra galimybės. Aš įsivaizduoju, kad kai nusimanai apie tą statybos inžineriją, pasižiūri į tą pastatą, stovi pastatas ir stovi. Atrodo, kad čia nieko įdomus, bet jeigu pasižiūrėtų į pastatą ir panagrinėt jo visą struktūrą, tai įvairiausi sujungimo mazgai, kaip tos konstrukcijos dirba. Reiškia, tas statybos inžinierius, jis viską išmano. Jisai statė arba jisai projektavo, jisai žino, kaip tie elementai dirba. Aš tai prilyginčiau jį kaip kokiam menininkui, skulptoriui. Jisai praktiškai kūrėjas yra. Ne tai, kad, kaip čia suprantama, čia pasiėmė kibirą, ten betoną maišo, pila ir tai čia yra darbininko tokia yra profesija. O jau inžineriją baigęs, tai jis iš principo vadovauja šitam reikalui, jisai priima sprendimus. Jeigu kalbėt, kas yra miesto inžinierius, tai jis sprendžia visas su judrumu susijusias problemas. Tai ar pas jūs bus už kamščio, už lango kamščiai, ar turės kur eiti vaikas į mokyklą, darželį, viską šitą galima išspręsti. Tai, ką mes darom, pavyzdžiui, ką šiuo metu darau, tai tarptautinis projektas susijęs su eismo saugumu, finansuojamas iš ES. Mes dabar planuojame, kaip įgyvendinti eismo saugumo direktyvą Lietuvoje. Toliau šiuo metu sprendžiame, kas Vilniuje turėtų būti per naują transporto priemonę, ar metro, ar tramvajus, ar ultra. Daugiausia pas mus baigiantieji studentai dirba savivaldybėse, ministerijose, privačiose įmonėse, aišku, užsienio firmos kviečia. Miesto inžinieriai mokosi planuoti patį miestą kaip tokią struktūrą su visų susisiekimo sistema, su socialiniais pastatais, poreikių apgyvendinimui. Toliau tiesti miesto gatves, spręsti miesto judrumo problemas. Jeigu išėjęs iš namų, davažiavęs iki darbo, supratai, kad sugaišai minimaliai laiko, kiek tu galėjai sugaišti, reiškia, tavo darbas yra padarytas. Bet kol kas, kaip mato, darbo pakankamai. Transporto inžinierius tai yra specialistas, kuris gali projektuoti įvairias transporto priemonės, gali modeliuoti visokiausius procesus susijusius su transporto priemonių judėjimu, su transporto priemonių sąveika su keliu, kitokius procesus, kuris gali organizuoti transporto priemonių tinkamą techninę eksploataciją, priežiūrą ir remontą. Nepaslaptis, kad daugumai jaunų žmonių, ypač vaikinų, yra patrauklų viskas, kas susijęs su automobiliu, su technika ir panašiai. Tai tokiu atveju galima savo pomėgį paversti savo darbų ateityje. Transporto inžinierijos studijos priskiriamos prie technologijos mokslo, tai nepaslaptis, kad tai yra gan sudėtingi mokslai, yra tokių sudėtingų dalykų, kur studijuojama ir medžiagų mokslas, medžiagų mechanika, teorinė mechanika. Darbas irgi reikalauja tam tikro kruopštumo, atkaklumo iš žmogaus, reiškia net tam tikro užsispyrimo. Iš esmės, jeigu kalbėti apie transportą, vis tiek jis visada buvo ir visada bus. Ir tos darbo vietos visada jos yra, nes ir dabar, kai mes matom, kad degalai pastoviai brangsta, sakykime, tai mes galim tik kalbėti, kad žmonės ar važiuoja asmeniniu transportu, ar persėda labiau visuomeninį transportą, bet vis tiek visada tas transportas yra ir bus, ir reiškia, ir visada atsiranda tų darbo vietų mūsų specialistams.
Spaudą nereikia suprasti kaip ta spauda, kuri yra spaudos kioske. Po žodžių spauda reikia suprasti ne produktą, o procesą. Tai yra spausdintos produkcijos gamybos procesas. Ir aišku, jisai neapsieina be inžinerinių priemonių. Dabar šiuo metu Lietuvoje pagal statistiką turim virš 400 spaudos įmonių, įvairių ir spausdintojų, ir reklamos studijų, kurios dirba šitam sektoriuje. Jame dirba apie 10 000 darbuotojų ir vien Lietuva pagamina produkcijos už 1 milijardą litų per metus. Baigus mūsų studijų programą galima dirbti labai įvairiose srityse. Nepatiko laikraščių knygų spausdinimas. Jūs einate į pakuočių gamybą. Tas irgi nepatiko. Galima eiti į saugiąją spaudą. Tai reiškia, kad galima keisti darbo vietą nesunkiai, nekeičiant srities. Galima dirbti gamyboje, galima dirbti vadyboje, galima galų gale kurti meninius dalykus. Pagrinde mūsų studijų procesas yra suorganizuotas taip, kad teoriniai dalykai ir spaudos procesų patys pagrindai dėstomi universitete. O toliau visi praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, mes juos atliekam betarpiškai geriausiose Vilniaus miesto spaustuvėse. Paprastai visi, kas pas mus studijuoja, sugeba studijuoti.